Aš žinau, kad merginos labai jaudinasi, kad dėl jų nebalsuos. O taip, šalia manęs yra Greta. Greta, kaip tu jautiesi prieš išeidama į sceną? Aš jaučiuosi puikiai. O mes su Šarūnu duodame žodį Ingai. Ačiū Jums už žodį. Hei, interaktyvusis kambarys čia patogiai įsitaisęs ant sofelės ir aš esu tokių šaunių merginų apsuptyje, kad net šiandien jos stebina pačiais įspūdingiausiais įvaizdžiais. Merginos, atsistokit, pasirodykit, kas... O, ta prasme, ir netrukus keliausi į sceną ir stengiasi išlaikyti tą ramybę, ar ne, paskutinius likučius. Tai kuo nustebinsi mus scenoje, netrukus tuoj eisi ją? Nieko, aš manau, kad aš toliau stovėsiu kaip medį, žiūrėsiu į kamerą ir rėksiu. Na ką, šalia manęs sėdi Lijana, kuri dar tik tai keliaus į sceną. Ir žinome, kad šiandien jai nėra lengva, nes šiek tiek negaluoja tavo dukrytė, ar teisingai? Taip, pirma, labas vakaras. Labas vakaras, Lietuva! Labas vakaras, Lietuvos balsas! O, gerai. Būkime vieningi visuomet. Miela Milija, aš tave labai myliu. Mamytas šiandieną tau padainuos nuostabią dainą. Mano Palinačka, irgi tave labai myliu. Serioža, dievinu tave. Siunčia tau palaikymo komanda iš Šiaulių, laukia su telefonais rankose, lysk iš užkulisių, Lijana tau sako. Na kągi, o interaktyvusis kambarys ir ložė tęsia savo pasirodymus ir savo darbelį iki pat tiesioginio eterio pabaigos. Jungiamės į sceną. Atlikėjas privalo turėti gerą klausą ir be abejo šiurpuliukai. Šiurpuliukai, taip, tai tikimės, kad klausos šiurpuliukų ir geros muzikos šį vakarą turėsime tikrai nemažai. Šarūnai, tu apsuptas damų. Oh, isn't she lovely, isn't these ladies lovely? Turiu šalia savęs Aistę. Taip supratau, kad tiek merginų, tiek vaikinų palaikymas, tiek šeimos palaikymas jums yra labai svarbus. Tai ar palaiko tave šeima? Žinoma, taip. Iki šios dienos sulaukdavau dažnesnių jos skambučių. Tai tiesiog buvo malonu, kad daugiau dėmesio skiria man. Šiandien tu atrodai nepakartojamai, nepriekaištingai, publika plojimai tavo sukneliai. Taip mes kartu su Lietuvos balso dalyviais pramogavome. Taigi mes vėlgi. Pau. Hei, labas. Ar mus girdite? Taip, interaktyvioji ložė, žiūrovai, labą dieną. Čia mes turime labai daug šiandien spalvų, nesgi kalėdos, o kalėdos turi labai daug spalvų ir šiandien mes su Sanda esam labai šventiški. Žinokit, turim kelias vietas, kur galima švęsti ir dar vieną vietą, kur galima dasimušti jau. O, tu siaubė, viskas apie tai. Papasakokite, kiek laiko repetavote tą sinchronišką judesį? O taip, pašėlsame scenoje, nuo čia Lietuvos balso reporteriai skaito komentarus. Mėly LNK žiūrovai, pagaliau interaktyvėje ložė susirinko visi Merūnų komandos nariai, kurie buvo paskutinieji pasirodantis čia scenoje. Mano numeris 13. 13, Kaip greitai turime nuveikti, taip?